Sveiki, pradedu savo savaitgalį čia su šiuo padeliu. Ir kodėl? Todėl, kad aš šį vakarą radau prie drabužių atiduotuvės, kažkaip buvo sudėtas maišelis ir man pasirodė tokie įdomus, mieli, kažkas tikrai savo rankomis nulipdė ir turbūt įdėjo daug geros energijos. Ir dar tuo pačiu taip norėjosi kažką daugiau specialaus pasidaryti, tai savo rinktą arbatą vasarą iš laukelio visokių žiedų irgi pasidariau. Tai taip saldu, taip gera. Tas anyžinis lafantas turi tą lengvą anyžio skonį ir ramunėlę ir katžolė. Žodžiu, toks labai geras sumaišymas. Kažkaip gavosi man, tai labai džiaugiuosi ir karts nuo karto pasidarau. Ir tokiam, kai noriu, kad būtų kažkokia speciali proga, nes tos arbatos iš tikrųjų daug nebuvau prisirinkus. Tai šiandien yra ta diena, kai atsidariau dėžutę savo šią ir išsitraukiau maišelį, kuriame užrašyta kovas balandis. Aš jau viską išsimėčiusi. Paskutinis maišelis, kuriame ir radau daugybę sėklų, iš tikrųjų, kosmėjų. Čia turbūt visokių rūšių įdomiausių tų kosmėjų, kurias be to galvoju sėti ir vidų, ir į lauką, taip pat kaip ir glaizdūnės, kurių čia visa papkelė skirtingų rūšių. Anais metais labai patiko coral, tokia rausva. Ir irgi kažkaip pastebėjau, kad jos lėčiau auga, kai iš karto į lauką, todėl noriu tas sėklas, ypač kurios ten yra, tik taip jų nedaug yra, po 20, tokios labiau ypatingesnės veislės, tai norisi tiesiog į namus pasėti. Po to dar labai patiko man serenčiai, čia pabandysiu dar vienas naujus. Tai taip pat irgi pradedu namie, šlamučiai labai tokia šlama, labai fainos džiovintiem visokiam puokštėms daryti. Taip pat ir burnočiai, kurių dar nesu bandžiusi, bet labai sužavėjo mane. Tokie įdomus. Vystantis, tai labai mėgstu džiovintas gėles, todėl tikrai ruošiuosi tokių ir prisauginti nemažai. Žiūrėsim, kaip aišku seksis. Tikimės geriausio. Ir dar vienas toks įdomus dalykas, tai dekoratyvūs kopūstai. Irgi nedaug sėklų, bet labai noriu pabandyti, nes rudenį galima, jau kai yra viskas į galą eina, tai jie gali labai gerai pasitarnauti. Bet žinoma, aš tų kopūstų ir šiaip auginu, tai ten brokoliai, žiediniai kopūstai, kalafiorai, kalė kopūstai ir visokie kitokie, visokių rūšių. Tai man kažkaip labai patinka ir irgi reikės šį savaitgalį užsiimti šiuo dalyku ir tikiuosi, kad viską spėsiu. Ir tuo pačiu dar noriu jūs nusivesti, parodyti, kadangi gavau jurginų šaknis, jas noriu pabandyti sodinti vazonuose ir tada sudaiginti prieš sodinant į lauką.
Tai irgi laukia toksai įdomus etapas, kurio niekad nesudariusiu. Tai kaip ir ta džiovinta arbata, kurią pasidariau savo, džiovinu ir kažkiek gėlių. Kaip ir sakiau, man jos labai patinka. Ir čia maža dalis, kurią išsisaugojus esu. Tai ir aguonos, kurios yra dėžutėse didelės ir mažos, ir šlamučiai visokių spalvų, ir celiozijos, kurios jau yra išblukusios, ir rutulinės kraspedijos, labai tokios dekoratyvios, gražios, žinoma, levandos. Ko man patinka džiovintos gėlės, tam, kad kažkaip jas lygiai taip pat kaip ir džiovintą arbatą, tai galbūt dar labiau tokį turi nuostabos jausmą, jas kažkaip pajudinus, pakračius, ten betvarkant, ar tiesiog netyčiomis pasilenkus ir jos nustebina labai nuostabiu kvapu, kuris yra net toksai nežinomas, netikėtas ir gali kažkur nunešti į atsiminimus arba tiesiog sužadinti kažkokius jausmus ir emocijas. Tai labai man tas patinka, tokia nuostaba visada su džiovintam gėlėm ir taip pat jų estetika. Jeigu turėčiau daugiau vietos, tai ne vieną, ne dvi puokštes laikyčiau namie, bet turbūt ir daugiau, nes labai gražiai išpildom kambarį, kaip tokia dekoratyvi detalė, įnešanti tam tikros estetikos ir gali pasirinkti, kokios tu tos estetikos nori, pagal savo ir spalvas, ir formas, ir dydį. Tai ir laikosi ilgai, ir kažkaip tu gali išmesti po kiek laiko ir pakeisti vėl ir įnešti dar kažkokią kitokį tą emociją ir tą tokią išvaizdą savo kambario. Tai man labai labai patinka ir aš stengsiuosi būtent šį sezoną, gal net ir šaltajam metui aplamai džiovintas gėles, o sezono metu būtinai įpinti tokių, kad galėtume susidžiovinti ir suprasti, ką aš čia turiu omeny. Tai va. Pasėjau sarenčius ir noriu pasidalinti kokiais. Tai šitos dvi labai man patiko, todėl kad gali sekti, kaip keičiasi spalvos. Ir visą sezoną labai fainai, kai žydi tokiais skirtingais atspalviais. O šį Kilimandžaro pirmą kartą bandysiu. Man atrodo, kad jis aukštesnis yra 45 cm ir gal bus naudingas skinimui. Na, o aš turiu kitą panaudojimą šiems. Taip pat ir pasidžiaugti. Smagu. Pat, kaip sakiau, dar sėsiu zinies, gvaizdūnės.
Tai irgi noriu parodyti, kokios jos nuostabios, įdomios ir tiesiog nekantrauju sulaukti. Taip, tai visokių atspalvių, kurie man patinka, turėsiu, tikiuosi, kad užaugs ir stoko laimos spalvos, ir šviesiai rožinės, ir ryškesnės rožinės, ir oranžinės, ir tokios labiau peachy, švelnios spalvos. Na, o šią jau, kaip ir sakiau, anais metais koral auginau, tai tokia ryški. Tai vat labai nekantrauju, nes jos sėklų nedaug, bet jos atrodo tokios wow. Ir net vien iš tų pačių gvaizdūnių ta puokštė jau atrodo kažkokia ypatinga. Šiandien kita saulėta diena, sveikinuosi iš savo laukelio ir eisiu dabar sodinti jurginų šaknis. Pirmiausia, man reikės išsikasti žemių. Tai eisiu ieškoti pačių sausiausių. Nežinoma, pavasarį viskas labai šlapia. Manau, kad reikia iš pradžių pripildyti bent kažkiek žemės. Tokį trečdalį kokį. Ir vis gerai. Dabar įdomiausias momentas tai viską išpakuoti, pasižiūrėti, kaip tos šaknys atrodo. Čia labai daug garsų, bet noriu, kad patirtume tą iš tikrą miesto kaimo laukelį. Tai vyksta gamtos įgyvendinimas mieste. Tai tikrai triukšminga. Labai įdomu, visų šaknys labai skirtingos. Bandysim eksperimentuoti.
Na ką, jurginai pasodinti, dabar reikės tik tai turbūt labai švelniai palieti vandenį, nes žemė tikrai šlapia ir laikyti kumščius, kad išdygs, o dar turiu vienus bijūnus ir ežuolę, kurią bandysiu irgi atgaivinti arba vazone, arba iškart į žemę. Tai dar laukia šiek tiek darbų, o supažindinsiu su laukeliu kitą kartą jūs ir ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitam video.